Taip, 11:50 leidžiam mano balandžius. Leidžiam. Na, šiandieną daugiau debesų. Prieš 2 dienas leidom šiandien netoliese už kilometro kokio poros, ne? Va čia Kernavė. Va ten važiuojant jau Kernavė. Išleidau 57 paukščius. Praeitą kartą nuskrido pas Antaną. Yra paukščiai, kurie neskrydė iš čia. Antano leisim kiek? 50 balandžių leisim. Aha. Kaip čia paaiškinti dabar Gvidui Baradinskui, kodėl leidžiam atskirai? Tai mūsų paaiškinimas būtų toks, kad yra paukščių, kurie leidžiami iš vis pirmą kartą. Jo, įdedami papildomai vis priaugę jaunikliai. Ir jie norim, kad skristų su savo paukščiais namo, kad nesiblaškytų iš pirmą karto, kad jiem nebūtų per sunku. Nenorim prarasti daug balandžių, žodžiu. Tai po truputį taip. Sekančiam metam norim pasiruošti varžybą. Jo. Vat jie blaškasi ten, va, matai, nori sukti ir ten. Pasisuka taip įdomiai. Kažkodėl nėra vedlio. O vienas atsiskyrė ir tempė link bokšto, ką jis tenai. O tas bokštas, vat, ir netoli mano namų panašus yra miškelį, tai jie čia nori prie to bokšto apsižiūrėti, kad jų laidus neapsidaužytų. Matysim, jeigu ką dabar tai matom. Praeitą kartą laikėm, nežinau, daugiau kaip 10 minučių, reiktų patikslinti. Atskirai leidom. Ir tai jie jau Mūsninkuose, kiek čia iki Mūsninkų 2 kilometrų, tos grupės vieną kitą surado ir susijungė ir nuskrido pas Antaną. Kažkur tai vėl jie. 57 paukščiai, 7 metinukai įdėti. Nu ir nesimato, jie nėra taip aukštai labai, ir ne, čia medžiai užstoja. Gerai, lauksim, kada Antaną išleisim.